Sveiki visi, Edvinas su jumis. Šiandien noriu su jumis kartu apžiūrėti naują Mercedes GT 55. Jisai yra gamintas Amerikos rinkai ir galim kartu dabar jį apžiūrėti. Pats dar pirmą kartą dabar prie jo eisiu. Šiuo metu Europoje su juo važinėti pagal visus įstatymus nelabai galima ir jam reikėtų pakeisti priekinės lempas pagal Europos standartus ir savaime aišku, kaip tas yra lietuviškai, tai būtų programinė įranga, nes šiuo metu jisai, kai buvo gamintas Amerikos rinkai, jisai masto, sakykime, amerikietiškai ir taigi, pažiūrėkim, ką mes šį turim. Garsas tai labai geras. Durys prisitraukiančios. Iš mūsų pusės mes pakeitėme diržus į geltonus, kad biškį taip sportiškiau atrodytų. Taipogi tinka ambient apšvietimas prie to. Gali savaime, aišku, tokiam automobiliui vietos ne per daugiausia. Pažiūrėkime, kaip čia yra pas mus dabar su lietuvių kalba. 100% nebus, bet pažiūrėti galima. Kaip matom, yra rusų kalba, anglų, vokiečių, ir kitos nepopuliarios mūsų šalies kalbos, atsiprašau. Komplektacija, kaip matot, yra labai nebloga netgi. Prumstel garso įranga, vėdinamos sėdynės, šildomos sėdynės, AMG. Pažiūrėkim, ką dar čia turim. Rašo, kad atsargiai aktyvuoti, netgi yra drag sistema. Čia rašo, kad priekolniai. Čia rašo, kad netgi ne mieste šitą sistema ar šitą drag modą, kaip čia pavadinti, negalim naudoti, tik tai užmiestyje. Reikia užkurti mašiną. Čia šitas automobilis jau tikrai ne kiekvienam žmogui, čia jau kuris mėgsta tikrai didelį prabangą ir greitį, savaime aišku, kas Lietuvoje sunku biškį būtų, bet, kaip sakoma, kas nori, tas ras, kur pasivažinėti. Panoramos stogas. Vėl reikia užkurti automobilį. Esame salėje, nelabai noriu čia užkūrus automobilį stovėti. Automobilis visiškai naujas, kaip matote, 82 km tik pravažiuota.
kaip matot, rodo Fahrenheit, pavyzdžiui, temperatūrą. Todėl jeigu Lietuvoje važinėt, sakykime, gal tą Fahrenheit ir galim pakeisti iš tikrųjų į nustatymas. Galimas čia ir kalbėti, bet savaime aišku angliškai arba vokiškai arba kita sistemoje esančia kalba. AMG Lenkrad. Vėlgi rašo, kad reikia užkurti variklį, kadangi dabar salė biškį vaikšto, daug žmonių nelabai noriu. Kaip girdėjot, garsas tikrai neblogas. Čia pirmą reikia rasti. Formatas. Vėl galim. Iš karto. Kadangi mes automobilius parduodame į visą pasaulį, todėl kaip ir nekeitėm to pagrindinės sistemos Europai, nes jeigu atsirastų klientas, kuris nori, sakykime, grinai Europai turėtų, kad ten viskas atitiktų palei Europą, sakykime, kur yra navigacija. Sakykime, navigacija. Viena iš problemų amerikietiškų automobilių, kadangi navigacija yra daryta Amerikoje, mes matome tiesiog pilką foną. Ir jeigu čia kažkur norėtume važinėti Europai, dėja navigacija mašinos neveikia. Aišku, jeigu mes prisijungiam savo telefoną, iPhone'ą ar Androidą, nesvarbu, jūs turit Google navigaciją ir galite naudotis navigaciją per telefoną. Tai dėl tokių dalykų reikėtų perinstaliuoti arba perprogramuoti automobilį, kad grinai būtų jisai automobilis mąstytų, kad yra Europoje, o ne Amerikoje. Taip. Nežinau, jeigu turi dar kažkokių pageidavimų, kažkaip detaliau apžiūrėti ar kažkokių. Galite rašyti komentaruose arba tiesiog susisiekti, apžiūrėsime detaliau. Štai tokie lieti diskai, iš man tai žiauriai gražus, bet kiekvienas turi savo, aišku, savus, 21 colio. Belė kokia. Pažiūrėkime į bagažinę. Bagažinė, sakyčiau, pakankamai erdvi, jau tikrai tilps ne vienas lagaminas. Jeigu kažkur keliauti atostogų, mūsų tokio automobilio tikrai ilgai neužtruksit. Galų irgi atrodo tikrai labai gražiai belė, tai išmetimas irgi su AMG ženklinimu, chromuotas vienoje pusėje puotų išmetimus. Kokia tiksli komplektacija turėčiau dar pažiūrėti, nes tikrai šiandien pirmą kartą einu prie šio automobilio ir galvoju iš karto jums pafilmuosiu, kaip jis atrodo. Kaip matom, V8 biturbo, 4 varantis plius. Aš taip įsivaizduoju, kad pakaba irgi bus orinė Airmatic, nes jau labai žemai stovi. Kas dar būdinga Amerikos rinkai, tai priekiniai šviestuvai gali būti, kad palei ES standartus
juos irgi reikia pakeisti, tik nežinau, gali būti, kad jau ir pakeista yra, tą reikėtų dar patikslinti. Štai va toks modeliukas stovi. Jei kam įdomu, mielai galit kreiptis, galit važiuoti vietoje pažiūrėti, manau, bus irgi galimybė ir pravažiavimą padaryti, bet jau tikrai jau, kuris labai jau norės šio automobilio, ar sakykime, jau bus apsisprendęs jį kaip ir pirkti. Taip tiesiog pasivažinėti. Gal ir nelabai, bet jeigu jau tikrai rimtas pirkėjas, su kuriuo jau derinsim viską iki galo, galės tikrai ir pravažiavimą padaryti. Tai tiek, automobilis naujas, jeigu ką, turit klausimų, mielai skambinkit, rašykit, visi mano kontaktai yra internete. Tai tam kartą, iki.